Tai labas vakaras visai teatralų kaimynėliai, nes man regis, kad pirmiausia daugiausia publikos yra iš jų ir turbūt pakalbėsim pirmiausia tarpusavyje, o į eterį jau kas apie tai domėsis, tik tai galbūt vėliau ne karštom pėdom. Iš tiesų, auksiniai scenos kryžiai, čia mes, nežinau, negalim sakyti, kad antrą kartą rengiam aptarimą jų ir kad tai jau yra tradicija, bet tiesiog jie pernai metais sukėlė diskusijų pirmiausia dėl šokio, šiais metais dėl kitų dalykų, bet įdomiau būtų pakalbėti apskritai apie auksinius scenos kryžius, kaip apskritai apie 2012 metų teatrinį peizažą, kokį pamatė keliautojai po šias Lietuvos kraštovaizdžio lankas kultūrinės. Tai pristatau, jeigu kas dar nežino, o tikrai kas nors nežino, kryžių komisijos narius, teatro kritikus Vladą Kalpokaitę ir Andrių Jevsejevą, muzikologę Veroniką Janatjevą ir menotyrininką, kryžių komisijos pirmininką Helmutą Šabasevičių. Ir dar tarp publikos taip pat yra komisijos narių. Ir vienas iš klausimų pirmasis, tai kadangi mes vis tiek suprantame, kad tiesa klausimai, nepamirškite, kad ir jūsų taip pat klausimai čia laukiami. Bet pirmas mano būtų toksai, suprantame, kad kryžiai yra savotiškas žaidimas, kuris įsivėlė ir daromas tas žaidimas, žaidžiamas su teatrais, bet jis nepaisant to, kad žaidimas kaip sportas kelia tam tikras aistras. Ir po komisijos verdikto, tiesiog pirmas klausimas būtų taip, kai jau nusprendėt, jau paskutinį protokolas buvo surašytas, gal jūs galit prisiminti, kaip tada jautėtės. Tai kompromisinis variantas, tai yra visi patenkinti, norėtume dabar kažką kito padaryti, kitaip spręsti. Labas vakaras. Nežinau, ar visi patenkinti, bet bent jau nebuvo taip, kiek atsimenu, jeigu suklysiu, pataisys kolegos, kad kažkas būtų labai nepatenkintas ir būtų trenkęs durim, ar būtų pasakęs, kad ne, aš protestuosiu, neteisiu teatro šventę. Taip yra atsitikę anksčiau. Dėl kai kurių sprendimų mes iš komisijos narių turėjom tokių atvejų. Bet šį kartą manau, kad tas sprendimas buvo gana vieningas, nelengvas, bet aišku, nebuvo taip jau lengva ant širdies, kai tos nominacijos buvo kitokios, negu kad matyt visi tikėjosi. Mes numanėm, kad taip gali būti. Prisimenu ir dabar tas diskusijas iki paskutinės posėdžio minutės. Galbūt kažką dar prikombinuoti, kažką pakeisti. Kas labiausiai kėlė kažkokių aistrų? Ar žmonės kokie? Žmonės, nežinau, galima išviešinti. Klausimai. Ne, viešinti gal ne, bet tiesiog aišku, klausimas pagrindinis tai yra, kodėl nebuvo apdovanotos moteris. Bent jau taip nuskambėjo žiniasklaidoje. Teatro diena, kai neliko moters teatre, kažkas panašaus buvo parašyta, man atrodo. Tai aš tik noriu pasakyti, kad taip nėra ir tai visiškai nekorektiškas pavadinimas, nes moterų ir tarp nominančių, ir tarp apdovanotųjų buvo. Nelabai daug, bet tikrai buvo. O kad neliko dramos aktorės atskiros nominacijos ir pagrindiniam vaidmenį, ir antraeiliam vaidmenį, tai neliko ir vyro dramos aktoriaus pagrindinio ir nepagrindinio nominacijų atskirų eilučių. Čia vėlgi labai šviežias dokumentas iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kodėl, prašymas reaguojant į skundą. Prašymas paaiškinti. Kas skundė neparašyta, bet štai pareiškėjas rašo, cituojama pareiškėjo matytas skundas, sukurta diskriminuojanti situacija, nes palikta geriausio aktoriaus nominacija, o geriausios aktorės nominacijos iš viso nėra. Tai skundė neįsiskaityta į mūsų pranešimą, neįskaityta į tą medžiagą, kuri buvo pateikta, nes nominacijos buvo pagrindinis vaidmuo ir nepagrindinis vaidmuo, nenurodant, ar tai vyro vaidmuo, moters vaidmuo. Kitaip sakant, jūs panaikinote šitą lytiškumą scenoje, tiesiog jūs teikiate geriausio vaidmens, taip?
Taip. Neatsižvelgiant, kas yra, būtent toks buvo. Nes iš tikrųjų yra režisierius, ar ne, ir nėra režisierė, ten choreografas, choreografė. Ir tarp tų nominantų ar tų pristatytųjų apdovanojimų mes turėjom režisierių moterų ir visą laiką jų būdavo, kiek aš atsimenu anksčiau. Bet tokių klausimų, kodėl staiga štai moteris nebuvo apdovanota režisierė, atrodo, kad savaime suprantama, kad gera režisierė iš vis neįmanoma Lietuvoje, tik tai vyrai. Čia apie tai niekas net nediskutuoja, bet va štai, kai klausimas persikelia į kitą erdvę, galbūt tokia labiau prisodrinta kiekybiškai, tai tas moterų klausimas išryškėjo. Na, aš tai galvoju, kad aistra sukėlė labiausiai tai, kad komisija iš tikrųjų tokių griežtų sprendimų ir mes taip ir jautėmės, tiesiog griežtai nusprendė šį kartą ir neblefavę, neieškojo kompromisų, nes aišku, akivaizdu, kad nepanaikinę lytiškumą scenoje, bet panaikinę lytiškumą būtent nominacijoje, neskaidydami vaidmenų į vyrų ir moterų, palikdami pagrindinį, mes nepritempėm ir neįtraukėm į tas nominacijas dar ir po vieną moterį, tarkim, kuri mums atrodė iš tų ilgų sąrašų, kuriuos mes turėjom, nu, galbūt pirmiausia ir geriausia, nes tokios neišrinkom. Nors sąžiningai bandėm tai daryti iš tiesų. Taip. O ką aš norėjau pasakyti, kodėl tokios aistros. Pernai, kai buvo išmestas kabutėse, reiškia, šokis, šiuolaikinis šokis ir šokio nominacijos, sunaikintas, nepastebėtas, neišskirtas, tarsi nieko visus metus nebūtų vykę, buvo aistrų, bet galbūt ne tiek. Dabar buvo pasikėsinta į esmę, taip sakant, viso šito apdovanojimo, į dramos teatro sferą. Jeigu būtų iškritęs kompozitorius, jeigu būtų iškritęs muzikinis koks nors teatras, aš manau, kad, nu... Kostiumų dailininkai iškrito? Nieko, jokia asociacija, nesitransformavo. Geriausias kostiumų dailininkas dar neturė savo žodžių. Niekur neišgirdom jo komentaro. Kaip bus toliau. Tai va, tai aš manau, kad kadangi buvo paliesta šita labai esminė, taip sakant. Tai reiškia, kad vis dėlto egzistuoja toks dalykas kaip moteris žvaigždės teatre. Kad va taip sureaguota buvo būtent į moterų netekimą nominacijose. Aš net ne apie moteris, aš kalbu labiau apie aktorius kaip tokius. Kad reiškia, nu, jeigu šiemet būtume vyrų, neišskyrę ir neradę ryškių vaidmenų, lygiai ta pati būtų reakcija, tik iš kitos pusės, aš manau. Tiesiog negalima kėsintis į tai, kas privalo neva būti šitos apdovanojimuose, nes tai yra esmė. Ir dėl to aš kažkaip galvodama apie tai, kaip ir apskritai su šituo apdovanojimu, ir tarsi, nu, aš ateinu iš kitos sferos, yra, tarkim, kompozitorių sąjunga, ar muziko kokia nors sąjunga, tarsi, jie turi savus apdovanojimus viduj tų sąjungų ir profesionalai kasmet ten kažką renka, išrenka, apdovanoja savus. Irgi renka ekspertų komisijas, tarkim, teatro žmonės vieninteliai turi ministerinį apdovanojimą. Aišku, tai yra sintetinis menas, į kurį suplaukia labai daug sričių ir galbūt tai yra tikrai racionalus sprendimas, bet tokiu būdu yra sukuriamas precedentas nepasidalinti kažko, reiškia, kai profesionalai nedeleguoja savo kažkokių pretendentų, o tik teatrai patys. Nei scenografai, kokie nors scenografų sąjunga ar dailininkų sąjunga, nežinau, nei kažkokia teatro gildija, jeigu tokia būtų, ar aktorių gildija. Tiesiog teatrai patys sprendžia, ką siūlyti tam apdovanojimui. Ir tai, kad mes čia bandysim apžvelgti tendencijas, tai yra toks apkarpytas ir kreivas kontekstas iš tikrųjų. Ir ką reikia visada turėti. Jūs pasižiūrėjote kiek spektaklių? Sąraše buvo 65 spektakliai, gal 60 žiūrėjom gyvai, ne visi, aišku, nes persidengė spektakliai, kokius 3-4, gal 5 žiūrėjom per įrašų. Vadinasi, dar jūs kažkiek spektaklių, kiek yra pastatyta Lietuvoje, dar kažkurios dalies nematėte, ar ne? Sunku patikėti. Ar vis dėlto mes čia sprendžiam, dabar va šiandien cituojamos lygių galimybių kontrolierės raštai, pernai metais citavom STT raštus, žodžiu, kažkas visą laiką terpėsi į kultūros sferą ir, reiškia, tada per STT negalėjo pati komisija nuspręsti. Negali komisija siūlyti apdovanojimų, nors geriausiai žino, ne va dėl korupcijos, nors jeigu teatrai patys siūlo savo vadovą, savo spektaklį, tai čia nėra korupcija. Bet, žodžiu, tai yra toksai klausimas, kiek jis jum trukdė patiem pasirinkti. Ar jūs matėte kažkokius dalykus, kurie
kur teatrai nepasiūlė to vaidmens ar nepasiūlė to spektaklio apskritai, kuris vertas galbūt galėjo būti dėmesio? Man atrodo, kad šiais metais tokios situacijos nebuvo, nes visų pirma turbūt dėl to, kad teatrai pasiūlė praktiškai viską, ką turėjo pastatę. Jei nesuklysiu, Šiauliai pasiūlė 5 spektaklius, Panevėžio dramos teatras pasiūlė 5 spektaklius, Nacionalinis dramos teatras pasiūlė turbūt irgi kokius 6 ir taip per visus teatrus. Tai iš principo mes turbūt pasižiūrėjom viską, ką galima buvo pasižiūrėti beveik. Tai vėlgi, kadangi spektaklių yra labai daug, kai kur buvo pasiūlytos kelios aktorių sudėtis, tai vėlgi galėjom kažkurios nespėti, kažkurios nepasižiūrėti, labai įvairiai buvo. Aš noriu pasakyti, kad spektaklių pasiūlyta buvo daug, bet tose spektakliuose dar juk yra kitas gilesnis siūlymas, būtent tų aktorių ir tų tiesiog spektaklių kūrėjų, kuriuos teatras norėtų nominuoti. Ir bet kad tokių atvejų iš tiesų buvo, kad tu matai visai kitą aktorių, kuris atrodo ryškesnis už tą sąrašiuką pateiktą, bet tu jo nominuoti pats negali. Ir aš tai norėčiau dar truputį grįžti ir pasakyti, kad labai abejoju ar spręstų situaciją, jeigu STT, FNTT ir visos kitos struktūros būtų leidusios komisijai nominuoti kažką patiems. Nes ir visas šitas skandalas po apdovanojimo atskleidė vieną labai, man rodos, tokį svarbų momentą, kuris anksčiau vis išlįsdavo, bet kažkaip gal šiemet ryškiausiai, kad iš principo yra toks generalinis ir esminis ir nemanau, kad visai nepamatuotas teatralų kūrėjų nepasitikėjimas kritikais. Nepasitikėjimas, netikėjimas jų profesionalumu, jų išmanimu, jų netgi sąžiningumu ir absoliučiai nuo žmogiškų kaip profesinių savybių. Tai yra tokia labai esminis fonas. Ir ką tu be pasiūlytum faktiškai, labai sudėtinga būtų, aš manau, taip padaryti, kad tą nuomonę, kuri remiasi daugybė įvairiausių faktorių ir kuri per daug metų tokia užaugo ir šitas fonas, jisai ne per vieną dieną ir ne per vienus apdovanojimus ir ne vien per juos formuojasi. Ir dėl to būtent bet kokie sprendimai šitos komisijos, kokia jos sudėtis bebūtų, bet iššaukia tai vienas, tai kitą, tai trečią, nes sakau, pasitikėjimo profesionalumų nėra. Ir šiuo atveju, man atrodo, pavyzdžiui, mūsų komisija apie šių metų sudėtį, absoliučiai skirtingi žmonės su labai skirtingais požiūriais, mano manimu, skirtingais kažkokiais net išeities taškais bet kuo mes visi taip nelaimingai panašus gavomės, kad kažkokia idealistų gvardija susiformavo, kurie a priori buvo aišku, kad mes jokių tokių sprendimų nepriimsim, kad būtų tokie vienos išeinančių iš vienokios ar kitokios konjunktūros. Nes kiekvienas puikiai žinom, kaip reikėjo tai padaryti, bet to nepadarė. Padalinti kažkaip proporcingai, kad ir tas teatras būtų patenkintas ir šitas, ir Kaunas, ir Klaipėda, ir Panevėžys, ir Šiauliai. O čia reikia suskaičiuoti kiek vyrų, čia kiek moterų, čia dar kažkokį veterano, šitas seniai negavo, čia seniai nuopilnai. Taip sudėlioju va tokį, vis tiek būtų nepatenkintų, bet jau nebebūtų taip stipriai, konkrečiai prie ko kabintis. Ir man rodos po tokio sprendimo, aš asmeniškai, jeigu būtum paklausęs, kaip jaučiuosi, va čia tai būtų labai nekas. Bet taip nepadarėme. Ir čia, aišku, galima prisiminti ir paskui nuskambėjusių kitų kolegų priekaištus mums, kad čia taip teatrologai eilinį sykį susireikšmino. Galbūt taip yra tiesa, mes matyt, tik tiek, kad aš pasakyčiau, kad mes nesusireikšminom kaip asmenys, kurie, aišku, su visokiom savo psichologiniam problemom, kaip taip pat buvo diagnozuota nesykį ir visokiom kitokiom, bet mes sureikšminom savo profesiją. Tam matyt, turėdami idealų to savo profesijos vaizdinį, bet jis ko gero į tikrovę nesirėmė visiškai. Ta prasme, mums, nes neturi teatrologas dabar tokio vaidmens, kaip norėtųsi ir kaip jis būtų vertas. Ir pats, aišku, kaltas. Ir teatrologija per daugelį metų dalies savo pozicijų neteko, ir ten yra savų visokių vidinių problemų, bet aš manau, jų neišsprendžia, bet šitas karo stovis nuolatinis. Aš sakyčiau, kad kalbant apie realybę apskritai, kaip šitie visi procedūra pati kaip vyksta, tų teikimų, pasiūlymų, paskui viešinimo ir apdovanojimų. Aš manau, kad labai daug aistrų nugesintų pateikus visus siūlymus teatrų, tiesiog paviešinimas, ką teatrai pateikė. Reiškia, iš ko mes rinksimės, nes visada tai lieka paslaptis ir nieks niekada nežino iš tikrųjų, kas pateikta, kas ne. Ir tada tai labai susiaurintų iš karto, kaip ir paruoštų, reiškia, ir teatrinę publiką, ir visą kitą publiką tam, kad, nes tai yra vieša, tai nėra paslaptis, ten kažkokie mūsų vidiniai darbo, reiškia, ten
ypatumai ar mūsų posėdžiai, žinoma, kad jie yra neatviri iki paskutinės akimirkos, kol yra paskelbiami nominantai. Bet va šitas punktas, aš manau, būtų labai svarbus ir palengvintų psichologiškai. Dar tai, ką jūs dabar sakot, post factumas, Vlada, ką paminėjo, yra tokia komisijos kaip ir nuostata. Ir komisijos susirinkusios jos iš tiesų labai įvairiai sprendžia. Vienos komisijos iš tiesų būdavo tie sprendimai, kur reikia apdalinti visus, kažkaip tai tolygiai lygiom lyčių, miestų ir taip toliau kitom galimybėm reiškia. Dar nepamirškime amžius, nepamirškime senjorai, skolos, reiškia galimos ir panašiai. Kurios galėtų kažką. Taip, net aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs po šitos, po jūsų apdovanojimo irgi vieną klausimą. Tie komisijos, jos turi savo kažkokią ideologiją, tam tikrą požiūrį. Ar prizas kaip skatinamoji priemonė, auklėjamoji teatrui, pažymė teatrui, kuriam yra labai sunku ir taip toliau. Visokių kažkokių tai būna reveransų įvairių. Ir pavyzdžiui, tai, kad jūs nusprendėte tokį tikrai kardinalų sprendimą, priėmėte tai, kad neapdovanoti pagal lytis, o šalia viso to tarsi nebuvo paaiškinimo kažkokio tokio platesnio. Ar jums neatrodo, kad, pavyzdžiui, komisija, skelbdama kažkokį verdiktą, vis dėlto taip pat turėtų, aš nežinau, kokią formą, spaudos konferencijoje ar dar kur nors, tiesiog paaiškinti savo intencijas, kuo ji vadovaujasi, kuo šitos komisijos, reiškia, darbas ar skiriasi, ar tiesiog, kokios jos maksimos postulatai kažkokie ir kas yra pakeista, kodėl, pavyzdžiui. Taip, galėtų būti tokia konferencija, mes irgi nebuvom prieš ją surengti, gal, sakykime, iš karto buvom mintis po apdovanojimų surengti, dabar kažkas panašaus gal ir vyksta, gal šiek tiek praėjo kelios dienos, tai mes viešumo tikrai nevengiam ir paaiškinti visą laiką pasiruošę esam. Gal ne visą laiką, taip ne iki galo griežtai, nes tos maksimos ar tai postulatai, natūralu, kad keičiasi, kiekvienas atvejis yra truputėlį kitoks. Ir moterų klausimas toks, ten lėlių teatro vienoks, šokio teatro kitoks, nes vėlgi čia skambėjo, kad panaikinom ten nominacijas, suniokojom, sugriovėm, ten arogantiškai, nihilistiškai pasielgėm, bet iš tikrųjų tai į vieną grupę atsidūrė ir choreografai ir šokėjai šį kartą, mes turėjom šokio meno nominaciją. Pernai, vėlgi komisijos dėka, čia galbūt net Andrius pasiūlė teatro reiškinį išskirti kaip po tokį. Nebuvo niekada tokio dalyko anksčiau, kiek metų jau tas apdovanojimas teikiamas. Šiais metais netgi užsikabino patys siūlytojai ir kaip teatro reiškinį mes turėjom gal kokius 6 ar 7 pretendentus, būtent į šitą nominaciją sukurtą pačios komisijos. Pačius keisčiausius. Taip. Galite paįvardinti, ką jūs įsivaizduojate teatro reiškinį ir kas tai vadina? Pavyzdžiui, Vaikinų armija kovos klube. Arba Šunidė, gelbėkime meilę Kaune. Agniaus Jankevičiaus. Mes diskutavom irgi apie tai, ką laikyti teatro reiškiniu. Kauno dramos teatro Vaižgantas pasiūlytas kaip reiškinys. Kultūros raiška. Šiuolaikinė. Taip, nepasakysi, kad nėra reiškinis, bet labai sudėtinga diskutuoti, nes vienas užmuša argumentas, kurį jaučiu šiandien taip pat išgirsime, nes negi nebuvo. Tai dabar ką toks pasakymas reiškia, kad vadinasi A buvo, B šita gvardija kažkokių neišmanėlių ir pikčių tyčia nutilėjo, tyčia nedavė, nes jie toms aktoriams A kažko pavydi, B dėl kažko ant jų pyksta, C nori susireikšminti, D nežinau, kokių dar priežasčių galim pridiagnozuoti, čia pas mus visi labai moka diagnozės, ypač medicininės išrašinėti. Bet tada kažkaip ir o ką sakyti? O kas tai buvo paneigti? Taip, neneigiu. Sakyčiau, netgi teigčiau, kad taip matyti ir yra, nes čia sudėtinga paaiškinti, kodėl tu kitaip esi toj profesijoj, bet sakau, yra nepasitikėjimas tavo sprendimais, tavo viskuo ir tada kažkaip sunku diskutuoti, nes tu neturi tada argumentų faktiškai. Tiesiog, nes tikrai negali pasakyti, kad nebuvo aktorės, negi šiemet aktorės visai nedirbo, ir kad jūs, aišku, tai dirbo, kas nedirbo, labai daug žmonių dirba teatre, puikiai dirba, stengiasi.
vieni labiau, kiti mažiau, bet tiesiog mes turėjom vis dėlto tą idealistinę mintį kažkaip tikrai įvertinti tuos, kurie ne, truputėlį geriau negu blogai, arba ne taip juodai, gal šiek tiek pilkiau, arba bet vis dėlto kažkaip iškelti tai, kas yra ne taip drungna, sakyčiau. Ar ties šitų klausimų yra komentarų, norų išsisakyti, pasakyti? Taip. Paklausti, gal aš nesupratau, gal ar nebuvo to aktorės nominacijos dėl to, kad jūs neradote vertų, ar jūs tiesiog nutarėte atsisakyti visam laikui, kaip yra režisierius, nesvarbu moteris ar aktorė, taip geriausias vaidmuo, nesvarbu moteriškas, vyriškas, dar kažkas. Visam laikui nieko nėra. Mes dirbam pagal nuosavus, ten nėra tos Gerai, šiam kartui. Jūs dėl to, kad neradot? Šiam kartui tai nebuvo taip, kad mes iš pat pradžių pirmajam posėdį nusprendėm, nebus šį kartą. Visa tai atsirado palaipsniui, kai žiūrėdami vėl ir vėl daug spektaklių, mes tiesiog žiūrėdami tą sąrašą pradėjom braukyti, kad tas, tikrai negali tos aktorės apdovanoti auksiniu scenos kryžiumi. Tos taip pat negali. Ir žiūrim, tiesiog tas sąrašas tirpsta akise. Supratau, neradot. Tai ir dėl to suformulavot, kad ir nereikia. Tai teisingai supratau. Neradom ko viena geresnė už kitą, gerokai. Neradot. Iš principo dar paradoksali tokia situacija susiklosto, aš nežinau, bent jau mano galvoje kažkaip komisijos darbą maždaug įpusėjus, tai aš kažkaip visą laiką buvau įsitikinęs, kad galbūt šis prizas nėra skiriamas geriausiai aktoriai ar geriausiai moteriai ar dar kažkaip, bet yra už labai konkrečius darbus, tai yra už konkretų vaidmenį ar vaidmenis. Tai šiuo atveju bent jau man geriausias moteriško vaidmens atlikėjas yra Valentinas Novopolskis. Tai ar šitoj vietoj, kaip atrodytų, tarkim, jeigu būtų tokios nominacijos? Tai bet vėl, todėl taip išėjo. Čia toks, aišku, kuriozas. Ir aišku, kad taip. Bet šiaip tai logikos yra tame, nes kodėl būna, pavyzdžiui, per sporto olimpiadas atskiros rungtynės vyrams, krepšininkams ir moteriams, nes yra fiziniai pajėgumai kitokie ir yra tiesiog, fiziškai apibrėžtas kūnas negali taip pat daryti tą patį moteriškas, kaip ką vyriškas. Tokia atveju scenoje nelabai supranti, kuo pagrįstas. Čia yra tokia kažkokia scenos tradicija matyti. Aišku, mes čia visai nepasiryžę dabar visų tradicijų griauti, niokoti, paniekinti visi kiti šitie žodžiai. Bet jų pagrįstumo tokio logiško kažkaip nelabai supranti tarsi. Tiesiog neverta ekstrapoliuoti dabar į viską. Čia tiesiog eina klausimas apie aktores. Viskas. Tai vadys, to yra klausimų. Aš mažyti taip, du žodžius. Gavosi taip iš tikrųjų, kad kai kurios aktorės, pavyzdžiui, praėjusį sezoną, jos geresnius, įdomesnius vaidmenis padarė negu šį sezoną. Tos pačios pristatytos. Tai kodėl jas kažkaip reikia irgi nominuoti už blogesnius darbus, negu buvo, pavyzdžiui, anksčiau buvo geresni darbai. Ir kita vertus irgi tada nebėra kažkokios tokios nebėra vertybinių kriterijų, kad žmogus vien tik tai todėl, sakykime, jis 3 metus labai gerai dirba, 4 jis gauna kryžių, o 5 metais iš tikrųjų jis daro tą patį, bet, sakykime, irgi gerai, tai jam irgi arba reikia duoti ar neduoti. Visada irgi iškyla toks klausimas, kaipgi tada sudėlioti tuos žmonės, nes praktiškai tie, kurie iš esmės yra geri, labai pajėgus, jie ir sukasi tam vienam rate. Šiaip tu visada tą pastebėsi, negali pasakyti, iš kažkur tai ten išniro kažkas tai tokio. Tai tą kai pastebi, iš tikrųjų jau yra vertas dėmesio. Nesakau, kad reiškinys, bet tikrai reikalingas nominuoti. O jeigu žmogus dirbo praeitą sezoną, gal jis kitą sezoną dar kažką įdomesnio ir geresnio padarys. Nes kita vertus irgi kritikai juk žino ir režisierių, ir galų gale aktorių pajėgumus. Ir jeigu jis staiga padaro labai gerą vaidmenį, kuris tikrai skiriasi nuo to, ką jis darė visada, vadinasi, jis turi būti apdovanotas. O jeigu jis daro visą tai, sakykime, 10 metų tą patį ir staiga atėjo jo eilė, negali tai būti, kad atėjo jo eilė. Jo, bet tokio tęstinumo tiesą sakant nėra. Aš taip kažkaip kiekvienais metais, aišku, ne kiekvienais ekspertauti tenka, bet iš tiesų tai yra kortų dėlionė. Viskas labai priklauso nuo konteksto ir tiesą sakant, reikėtų netgi atsiriboti nuo to, kas buvo pernai užpernai, kai galų galia dingo tas reikalavimas, kas 3 metus apdovanoti ir nedažniau menininkus už jų pasiekimus teatre.
Tai aš manau, kad tai yra ne kontinuumas, ne kažkokia vertybinė piramidė, bet tai yra kiekvieną kartą žaidimas tiesiog. Kaip jį pavyksta sužaisti tiek teatram, tiek mums, toks ir rezultatas. Tada klausimas tiesiog dar vienas toks visai iš jūsų buities, kadangi tuos 60 kelis spektaklius pasižiūrėjot per ilgą laiką, bet vis dėlto susitraukė visą tai 3 mėnesius, ar 2 mėnesius, taip? Tai jo, čia subsidikai irgi gali būti nekas. Tokie skaičiai, tai sakau, vis tiek, ne visi ten, ne kiekvieną dieną tikrai buvo. Be abejo, taip. Bet ar jūs jau pradedate važinėti kitam sezonui, kitiem? Ar jūs esate ta pati komisija, ar bus kita komisija? Kokia jūsų situacija? Nėra iki galo aišku, kas keisis komisijoje. Pagal dabartinius nuostatus trečdalių komisija turi atsinaujinti kasmet. Aš dar galėčiau pasakyti, kad kai kurių teatro koncertinių įstaigų tarybos narių pageidavimų buvo tie nuostatai koreguojami. Ir buvo pageidavimas, kad ekspertų komisija trečdaliu kasmet atsinaujintų. Tai aš manau, kad iš tikrųjų labai pasunkina komisijos darbą. Komisija tarsi norėtų žinoti jau, kad jie dirba toliau ir taip dažnai kas metai ją atnaujinti ir nėra iš tikrųjų tiek teatrologų tokios patirties, tokios kvalifikacijos ir tokių galimybių turinčių, kad laisvą grafiką ir galėtų važinėti iš tikrųjų. Tai aš nežinau, dėl šitos nuostatos reikėtų pasvarstyti, ar nebūtų gerai, kaip ir visom komisijom taikoma, reiškia reikalavimas kas 2 metai atsinaujinti ar kas 3 metai, bet ne kas metai trečdaliu iš tikrųjų. Bet komisijai, pavyzdžiui, gali būti taip, kad jie jau pradėtų važinėti, kaip visada mes kalbėdavom apie rugsėjį, o ne apie sausį. Paradoksas yra tas, kad vėlgi, aišku, komisija turėtų rinkti iš pateiktų premijoms. Jinai turbūt su buhalterija pašnekėjus, galbūt mums mašina kažkiek tai duotų, bet, reiškia, konkursas prasideda ir tada prasideda, reiškia, iš tų pasiūlytų peržiūros. Kaip pradėti darbą dar negavus pasiūlymų? Jie negali pateikti iki rugsėjo mėnesio? Už metus? Na, kad ir už pusę. Žinokit, teatrai neskuba. Paradoksaliausia tai, kad mes paskelbėm konkursą, bet gaunam jų pasiūlymus paskutiniam dienom. Sausio 15 ten berods paskutinis siūlymas. Visi atsiunčia kaip tyčia, jeigu galėtų 2 kartus siūlyti. Bet, pavyzdžiui, jeigu paskelbėt iki rugsėjo 15, tai turbūt rugsėjo 15 pristatytų, ar ne? Taip, bet mes vis tiek terminą duodam iki sausio 15, nes už metus, suprantat? Už visus 12 metų. Tai po to papildomai už pusę metų. Taip, jie galėtų, bet jie to nedaro. Jie laukia iki paskutinės minutės. Bet jūs irgi nešaukėt. Mes kviečiam. Aš 2 kartus skelbiau tą. Bet rugsėjį jūs nekviečiat jums teikti, tik tai sausį, ne? Ne. Tik lapkritį. Skelbimas išeina rudenį. Taip, teikite, bet nieks neteikia. Gerai, dabar vis dėlto pereikime prie ne buitinių dalykų, bet vis dėlto kaip jums atrodė tas visas teatrinis peizažas. Jeigu, sakykime, moterų nebuvo tokių vaidmenų, ar tai neliudija kažkokios tiesiog režisierių pasirinkimo, kokios yra dramos statomos, taip sakant, Makbetas vietoje Lady Macbeth iš Mcensko apskrities, ar vyrauja tiesioginė prasme vyrų vaidmenis ir vyriškos dramos. Kokias jūs matėte tiesiog tendencijas, kažkokias net ir dramaturginės, pasirenkant teatrams statyti medžiagą? Norėčiau pasakyti, kad ačiū Dievui, režisieriai rinkdamiesi pjeses vis dar nepaiso šitų visų lyčių kvotų. Ir jie, aš tikiuosi, ir taip ir vis dėlto ir yra. Jie stato tai, kas jiems kažkaip kūrybiškai šiuo metu atrodo būtina pastatyti, tikiuosi. O ne suskaičiavus, kaip ten yra su vyriškais, moderiškais vaidmenimis ir kas čia pas mus dominuoja ar nedominuoja. Ir dėl to kažkaip visiškai neteisingai matyti dėl šito viso atgarsio ir šito iškilusio moteriško klausimo mes ir formuluojam. Dabar sezonas buvo vyriškas ar moteriškas. Ar jis būtų iškilęs tas klausimas, kažin, jeigu ne šita situacija? Labai abejoju, nes labai sudėtinga, nes tai apskritai nėra kriterijus, man atrodo. Čia vis dėlto apie meną kalbame. Ir kažkaip vyrų ar moterų vienokia ir kitokia proporcija jam įtakos, manau, nedaro visiškai jokios. Bet jeigu nekalbant apie moteris, tiesiog šiaip dramaturgija, kuri yra statoma, kokios iš
Jūs iš tų spektaklių, kuriuos jūs matėt, ar galit pamatyti kažkokias temas, kurios ne viename spektaklyje yra, bet kažkas, kas jau suformuoja tam tikrą, savotišką kritinę masę, apie kurią teatrai nori diskutuoti su žiūrovais, apie kurią nori kalbėti. Ar tai egzistuoja? Ar tiesiog jūs matėte kokį nors pakankamai pakriką tokį lauką su labai daug mozaikos gabalėlių? Tikrai toks įspūdis labai mozaikiškas, nes tokios dramaturgijos, kaip bent jau aš ją suprantu, tai labai nedaug pastatymų klasikinės dramaturgijos. Keli buvo kino scenarijai, nemažai inscenizacijų įvairiausių. Tikrai kažkaip toks sunkiai pasiduodantis griežtam apibendrinimui. O dramaturgija, sakykime, kuri yra statoma, ar tai yra vis dėlto teatrai mūsų eina prie, pasilieka tradiciniai ir klasikiniai dramaturgijos klasika. Ar naujosios irgi pakankamai jūs matote? Aš tai manyčiau, kad šitos žodžius teatras ir eiti nelabai gal tinka vartoti vienam sakinyje, nes toks įspūdis, kad tos medžiagos atplaukia iš kažkokių visiškai netikėčiausių kraštų. Štai tarkim, po vieno teatro stogu gali būti, aš nežinau, kostiuminis Skribas, etnokultūrinis Vaižgantas, tarantiniškas Šileris, kas ten dar buvo, palaukit, pamiršau, Balta Drobulė ir ten toks keistas peizažas, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip gali teatras turėdamas kažkokią tai užsibrėžęs kažkokią kūrybinę perspektyvą, padaryti repertuarą iš tokių skirtingų, nieko bendro tarpusavėje lyg neturinčių spektaklių. Bet pasiteisins turbūt, kad už tai ir nacionalinis. Ne, jis laisvai gali tai padaryti ir net labai puikiai tai pavadinti, kad tai yra įvairovė, kad mes kreipiamės į visokių žiūrovų, kad mes ir to ir ano jiems darom. Ir čia tik tai viešų ryšių klausimas ir tai ką jau čia padarysi. Bet jeigu ne viešaisiais ryšiais ar teatrai, ar jūs matote, sakykime, tai, ko tikrai mes kur kas mažiau žinome, bet jūs matėte Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio teatrus, ar jie turi kažkokią savo, savotišką liniją, ar jūs užčiuopėt kažką tai per tuos spektaklius jų? Klaipėdos dramos teatro mes matėme vieną spektaklį ir ten buvo pagal Dorotą Maslovską, Jono Vaitkaus, kuris nemanau, kad jisai bent kiek yra būdingas tam teatrui, bet apskritai dabar to teatro situacija, aišku, yra sudėtinga jiems. Tokio benamio egzistencijų sudėtinga apskritai išgyventi, o jau kažkokią liniją repertuarinę formuoti, tai aš manau, yra beveik neįmanoma. Ir Panevėžys ryškiai pramoginė linkme nuėjęs, iš tikrųjų, labai smarkiai. Šiauliuose yra panašiai įvairovė kaip Kauno nacionalinėme dramos teatre, yra labai įvairių dalykų. Jo, visą skalę ir vaikams spektakliai irgi labai įvairaus lygio ir labai įvairaus amžiaus vaikam ir ne vaikam, ir su skirtingais poreikiais. Bet kad būtų vien pramoginis ar vien kokia nors iškraipyta arba tiesiogiai pastatyta klasika, nežinau, ar kažkokios krypties vienos, ar mūsų, reiškia, lietuviška dramaturgija, tai taip nėra, aišku. Ne, mozaika pilna. Ir šiaip, man rodos, vienintelis Lietuvos nacionalinis dramos teatras aiškiai formuluoja kažkokią kryptį ir ją paviešina pakankamai, išdėsto ir labai ten vis dėlto kažkaip nuosekliai vienaip ar kitaip įeina. Aš nesu labai girdėjus kitų teatrų tokių kažkokių pareiškimų apie savo sezoną. Jie, tarkim, sezonui prasidedant dažnai būna tokių žiniasklaidoj teatrų vadovų apklausėlių, ką žada. Tai prastai tą mozaiką ir pristato. Ir turbūt būtent mozaika ir kažkoks tokia dėlionė iš įvairių dalykų galbūt ir galėtų būti šio sezono tendencija ir gal ne vien šio. Tik tiek dar, aišku, dabar mes truputėlį per arti jo, man atrodo, kad pasimatytų tendencijos dar reikėtų atsitraukti ir vasaros kokio pradžioj jau kažkaip ramiau pagalvojus apie tuos metus būtų aiškiau. Dabar aš jaučiuosi dar per daug, pavyzdžiui, net visą tą perskaičių sąrašą pažiūrėtų spektaklį, tendencijos kol kas labai sunkiai dėliojasi. Iš tiesų, arba tas įvairumas ir yra tendencija, tai yra tokia hipotezė. Bet vieną tendenciją juokais išskyrei, pasakei, reiškia, kad dabar daugelis teatro labai susidomėję, labai intensyviai įveda į sceną žaislus. Ne žaislus, gyvuliukus, taip? Čia tikrai yra juokas, nežinau, bet galim pasijuokti, labai čia rimtai pradėjome kalbėti, bet mes matėme nuostabią voverę Kaune Šilerį,
Paskui buvo Gandras Vilniaus mažajam teatre, Damos vizite, buvo Triušis degančių akimų Klaipėdoj, vat būtent tame Vaitkaus spektaklį pagal Maslovską, Kovos klube daug visokiausių iškamšų. Dar buvo balandžiai akmenyje ir begalybės. Bet šitam juoke aš nežinau, ar tai nėra kažkokio tai, na vis tiek, jeigu jie atsiranda kažkokie dalykai, ar tai čia yra, aš nesakau apie teatro norą tapti auklę, kuris rodo žaisliuką kažkokį žiūrovui, bet... Aš manau, tai yra dažnai taip pat kažkoks... Neva modernu? Neva surrealistinis elementas scenoje, praeina būtinai kailinis, tas surrealistinis elementas. Ir kažkaip tada, štai tokia įdomi režisūrinė detalė. Čia pasigauna, čia kaip virusas, reiškia. Kaip, čia kuris režisierius dalyvauja, reiškia, ten tu iš karto pajunti. Arba scenografas. Arba nebūtinai, arba tai būna citata kito režisieriaus. Arba tiesiog kažkoks toks ėjimas būna visai ir kaip šmaikšti detalė, arba nebūtinai. Čia tiesiog nuo spektaklio priklauso. Arba tai yra visiškas svetimkūnis, kuris tiesiog išmuša iš vėžių. Pavyzdžiui, kaip Čigonų baronė, didžiulis, milžiniškas pliušinis paršas. Ir taip ir gyvas katinas. Ir gyvas katinas. Ir dar kažkur buvo budelis. Budelis manom visko. Visa gyvenija. Ir krūmai. Tai čia yra nuo scenografijos detalė jau tokia. Arba medžiai. Tikri arba dirbtiniai. Išvežami dažnai ant ratukų ir paskui išvežami. Dar kai kurie žydė. Gerai, o sakykime, muzikinis teatras, jis kokioj tarp pramogos ir rimtosios sferos, kurioj jis vietoj yra ir kaip jisai atrodo? Pirmiausia, ta vieta yra kiekybinė prasme nykstamai maža. Mes turėjom vertinti, taip sakant, 5 spektaklius per sezoną, realiai maždaug tiek ir pastatyta muzikiniam teatre. Apskritai per visą Lietuvą. Nu, tai bendram teatro kontekste tai yra nykstamai mažas kiekis, praktiškai nėra apie ką kalbėti. Bet kitas dalykas, kad vis dėlto yra tokio žanro konvencijos, nu tarkim, musiclas ar operetė, jie savaime yra pramoginiai, nu, tai kur jie dar gali būti rimti ar labiau pramoginiai negu yra. Tai šita prasme, sakyčiau, kad tie pastatymai buvo tokie gana tradiciniai. Tiek Kaune matytas musiclų reviu, taip galima būtų pasakyti, surankioti gabalai tiesiog iš daugelio musiclų ir parašytas scenarijus kažkaip bandant juos apjungti ir tai buvo tiesiog linksmas renginys ne vien žiūrovam, kaip aš supratau, visai trupei, jiems tiesiog labai smagu įvaidinti, nes tai yra tarsi apie teatrą. Paskui operetė, kuri bandyta kažkiek įdomiau pakreipti scenografijos detalę, nu toks žinomas siužetas kaip Čigonų baronas, kuris iš tiesų yra elementarus visiškai, tai bandyta padaryti tokią taboro scenelę su vagonėliais ant ratų, viskas atrodė labai keistai, tiesą sakant, ir dažnai netgi trukdė tam sceniniam vaizdui, jo labiau, kad praktiškai ten viskas muzikai yra atiduodama iš Štrauso, o ne akcentas yra režisūra, kokia nors sugalvota ir scenografija. Na ir Klaipėdoj Velnio nuotaka, kurią mes kažkaip palikom, tiesiog pasižiūrėjom, bet nedenominavom, nes bandymai į sceną perkelti tai, kas jau yra nufilmuota kino juostoje, jie kažkaip visą tą įrėmina labai, reiškia, tą gyvą veiksmą, ir muzika rašyta kinui, jinai scenoje tiesiog, jinai ne tai, kad neskamba, jinai kartojasi tas pats tą patį ir atrodo, kad tos muzikos iš tikrųjų yra labai mažai, nors kine, kadangi tai kompensuoja vaizdas ir dinamika pati kino kaip meno rūšies, scenoje visą tai sustoja. Tiesiog tu matai tas pačias scenas, reiškia, aš nežinau, kokiais būdais tai reikėtų spręsti, ten scenografiniais ar režisūriniais, gal kažką kupiruoti, nežinau, bet tiesiog tai nepavyko padaryti šį kartą Klaipėdoje. Paskui, reiškia, vienas pastatymas iš viso iškrito iš mūsų lauko ir buvo gana griežtas sprendimas, nes nebuvo parodytas per tą laiką, kalbu apie Vilnius City operą Manon Lescaut, nes iš komisijos 2 nariai tik tai buvo spėję pasižiūrėti ir buvo įrašas
tokios kokybės, kad niekas negalėjo spręsti apie tą spektaklį nieko, nes tiesiog nei girdėjosi, nei matėsi gerai, kas vyksta. O kostiumų nuotraukos be abejo mes galėjome pažiūrėti ir įvertinti, nes buvo pilnas, reiškia, vernisažas padarytas. Tai nieko irgi negaliu pasakyti, nes tiesiog nemačiau to spektaklio. Pilnai buvo spėta sumontuoti televizinis įrašas tik vieno veiksmo. Kaip tu vertini muziką dramos spektakliuose? Vis tiek, sakykime, Martinaičio turbūt tai yra pakankamai tikrai solidus darbas ir tai yra muzikinis faktiškai spektaklis jau Eglutė pas Ivanovus. Taip, aš kaip tik nepriėjau, tai yra iš tikrųjų, man atrodo, kad šį kartą pavyko parašyti tokią oberiutišką operą. Praktiškai Martinaičiui, nes jis yra kompozitorius, kuris rašo postsisteminę muziką, kaip jis pats sako, iš antrų rankų. Ta visa muzika yra surankiota iš kažkur girdėtų nuotrupų ir to paties Martinaičio irgi, netgi religinių visokiausių žanrų, ten ir Jesus Christ Superstar girdi, ir Kalinka Malinka, ko tik ten nėra. Iš tikrųjų. Tačiau tam buvo paimta visa trupė, ji buvo išmokyta dainuoti, ji buvo išmokyta judėti dainuojant. Tai būtent, kad tai yra toks tarpinis kažkoks teatrinis muzikinis žanras išėjo ir be abejo neliko mūsų nepastebėtas, nes iš tikrųjų ten sintetinis visiškai kūrinys naujas. Tai tiek galbūt apie operą iš operos kas buvo. Vienintelis pretendentas, taip sakant, iš kurio mes ir išskyrėm du nominantus, buvom tiesiog priversti taip nuspręsti. Ir jie abudu yra stiprus, kai kas labai piktinosi, kad mes taip pagerbėm Merūną Vitulskį, ir jis to tikrai nevertas, bet kalbant vokaliai ir vertinant, kaip žmogus jaučiasi scenoje, kaip jis vykdo režisieriaus užduotis, net jeigu nebeveikia tas visas ansamblis aktorinis, kuris buvo surinktas premjerai, nes jis jau buvo išformuotas tuo metu, kai mes žiūrėjom tą operą. Jis vis dėlto savo vaidmenį padaro, ir tą patį padaro ir Sandra Janušaitė, kuri galų gale, manau, kad dabar yra zenite. Tiesiog savo vokaliniu ir aktoriniu gebėjimu ir tikrai daro, ką gali. Čia galim diskutuoti iki pažaliavimo, aišku, ar būtent už tą vaidmenį, ar ir dabar ateinančiam sezonė nebus dar geresnis, reiškia, Lohengrinė, bet iš tikrųjų ji padarė savo darbą, mes ją įvertinom ir tuo, manau, aš pavyzdžiui ir už Jūratę netgi Katinaitę galiu pasakyti, mes tikrai labai esam patenkintos tokiu sprendimu. Vienintelis galbūt akibrokštas buvo Kauno muzikiniam teatrui, kad mes įvertinom ne Mindaugą Zinkų, o Akvilę Garbenčiūtę. Bet šituo klausimu, tiesą sakant, buvo diskusijos ne vien tik tai muzikinių klausimų, bet ir aktorinių, nes iš tikrųjų šį kartą nulėmė aktorinis faktorius. Viena iš kategorijų apdovanojimų paprastai būna tai įtraukiama, tai neįtraukiama, yra tokios kaip teatras vaikam ir jis kartais varžosi su lėlių teatru. Šį kartą jūs išskyrėte, dar parašėt lėlių ir objektų teatras, kas anksčiau man regis lyg ir nebuvo kaip ir objekto tokio. Pernai jau buvo, ar jau pradėjo Stalo teatras savo veiklą. Ar jūs matote čia kažkokias tai, kai tas šitame tiek vaikų teatre, tiek lėlių teatre kažkokias tai, kai naujovės? Nežinau, tai naujovė, kalbant apie objektų teatrą, nes jau Mazūras seniausiai tos objektus naudoja, tiesiog tai nebuvo įvardinta, o nuo pernai metų tiesiog tas atsirado antraštė ir šiais metais irgi liko, nes tiek tas Meteo spektaklis, tiek Klaipėdos lėlių teatre iš įrašo žiūrėtas spektaklis. Iš tikrųjų apie objektus galim kalbėti labai drąsiai šalia veikiančius, šalia lėlių kaip lėlės, kaip kažkokie tai svarbus režisūriniai momentai. Ką jūs dar galėtumėt pasakyti apie sezoną, kas jums labiausiai įstrigo, ne reiškinių, ne šitą atskirų spektaklių, bet jūsų teatriniai reiškiniai, jeigu jau taip reikėtų nominuoti kažką, kas jums labiausiai buvo įdomiausi dalykai? Kas krito į akį kaip neįdomiausia, šokiruojantis? Man tai labai nustebino, sakykime, labai konkretus pavyzdys Antano Gluskino vaikų spektakliai. Iš tikrųjų, aš net nemaniau, kad galima šalia visiškai tokio normalaus spektaklio visiškai po trumpo laiko tarpo sukurti visiškai tokį niekalą.
nežinau, Čia kaip kalbama kolegos apie... kalbos. Na ir Superagentas, pavyzdžiui, arba Berniukai šoka breiką Šiaulių dramos teatro spektaklis, kurį važiavom žiūrėti į Kauną, iš tikrųjų, praradau žadą žiūrėdamas. Aš tiesiog linkėčiau visiems pamatyti tą spektaklį, tarkim, ar tą patį Superagentą ir pagalvoti, su kokia medžiaga, kokią asortimentą turi komisija šiuo atveju. Prasme, mes tokių spektaklių turim daug, pakankamai nemažai tokio lygio. Toks ir vaizdas. Nes tas Ani žalius stogių Panevėžio spektaklis atrodo visai tvarkingas, normalus, visai toks su nuotaika, stilingas, vizualiai. Ir staiga greta tu matai to paties režisieriaus, tikrai visišką chaltūrą. Aišku, pakalbėsim kaip po tie susireikšminę arogantiški kritikai. Mes norim akcentuoti savo personų, kad pagalvokit, kaip mums buvo baisiai sunku čia. Bet buvo. Tai yra nesvarbu iš principo toks darbas tarsi, ir nežiūrėti spektaklius teatrologas tai privalo daryti ir ne 60 per metus, o normalus matyti 200 turėtų pamatyti ir ne tik Lietuvoje, ir visai kaip už savo pinigus, ne už savo, ir sudėtingai, ir paprastai, ir visai tai daryti. Bet kad tai juk yra daroma, ačiū Dievui, vis dar ne kritikams, ir tikiuosi niekada nebus statomi spektakliai tai Kryžių komisijai ir kultūros ministerijai ir tam, kad gautų tos prizus ir kad būtų parašyta. Nes jeigu taip pradės mąstyti teatrai ir jau pradėjo man kartais atrodyti, kad taip ir mąsto kartais, tai jau bus iš viso blogai, man atrodo. Iš ko tau tai pasirodė, kad taip mąsto? Žiūrėk. Ir dar mes visą laiką čia pamirštam tokį elementą kaip žiūrovą. Ar ne, juk visas tas pilkumas ir drungnumas yra visų pirma, jis su juo susiduria ir ypač kažkaip nesmagu, kai tai kalbam apie mažą žiūrovą, apie vaiką arba paauglį, kaip to Berniukai šoka breiką atveju. Mes sėdėjome salėje visiškai pilnoje pritrenktų vaikų, kurie nežinojo, kur jiems sulysti iš tų kėdžių, kurios atvedė jų klasių mokytojus ir jie turėjo žiūrėti tą spektaklį. Visą laimę, kad Kaune dramos teatre nacionaliniame, atsiprašau, yra naujos kėdės ir ten mačiau nemažai tokių visai įsipatoginusių vaikučių ir susmegusių tose kėdėse ir jie kažkaip pasiilsėjo bent jau, kiek netrukdė jiems tas spektaklis. Bet šiaip dar ką pastebėčiau, kad žiūrovų, visose mes tuščiose salėse nesėdėjom nei sykio. Kažkaip ateina ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje, ir visose miestuose tikrai publika vaikšto. Publika visą laiką ploja atsistojusi, ką jiems parodytų, publika absoliučiai 100% dėkinga. Aš tik nežinau, ar tai reiškia, kad jau kažkaip iš principo nieko daug ir nesitikima iš teatro. Ar tiesiog tas polinkis ir tas impulsas pašokti ir ploti yra tavo natūrali reakcija, kad pagaliau tai baigėsi, bet taip vyksta. Ir tas, matyt, kažkoks aspektas žiūrovinis, ekonominis vis dėlto nėra labai prastas, nes Šiauliuose, pavyzdžiui, labai pasimatė, bet tai ne vien šitame mieste, kad dabar tikrai eina žiūrėti žvaigždžių, televizinių, iš serialų, nes... Naisių vasara. Naisių vasara moteris meluoja geriau ir ne visus galėčiau užvardyti, dėja, kompetencijos trūksta, bet išnagždėsiu, kad jie atpažino tą serialinį herojų, kuris pasirodė scenoje ir Vilniaus mažajame tas beje dažnai nutinka ir ne viename teatre, kur ir jiems kažkaip tas kriterijus gal ir nėra blogai, jeigu serialai atveda tos žmonės į teatrus, bet jau būtų gerai, kad jie scenoje pamatytų kažkokią kitą kokybę negu kad televizoriaus ekrane. Ir išmoktų tą kokybę vertinti labiau negu savo kas vakarinį susitikimą su ta kokia nors teta iš moteris meluoja geriau. Labai Rasa, gal tu galėtum prisijungti prie tendencijų kažkokių, kokias tu pastebėjai? Aš tiesiog gal tai irgi vienas sakinėju, kad kai dar pradžiai mes, kai kolegos minėjo apie spektaklius, už ką iš tikrųjų ten buvo apdovanota, aš irgi dabar kažkaip sėdėjau ir galvojau, nes vis dėlto mes irgi galvojam, už ką mes apdovanojam. Ir iš visos šitos masės iš ties norėjosi kažkaip išskirti tuos spektaklius, kurie iš tikrųjų kažko yra verti. Kad neskirstyti, kad ten yra, kad Šiauliai, va, čia šitas spektaklis, bent jau iš to konteksto, tas geresnis, ar ne?
Bet iš tikrųjų, kad jis bent kiek veda tą arba lietuvišką teatrą, jeigu taip galima būtų hipotetiškai galvoti, kad tas spektaklis galbūt lietuviškam teatrui yra geriausias spektaklis. Arba šitas vaidmuo tarp visų vaidmenų iš lietuviško teatro sezono. Tarsi lyg ir kaip ir tokie mažyčiai rodikliai. Tai vat tiesiog buvo toks pasirinkimas. Ir aišku, antras turbūt buvo pasirinkimas irgi, kad nesilaikyti iš tikrųjų jau įprastų, nežinau, ar ten masiškai, ar populiariai, ar ne tai, kad populiariai, ar šiek tiek angažuotų nuomonių. Tai yra mūsų žmonių, mes pasižiūrim spektaklį čia ir dabar ir negalvojam, kaip tas spektaklis suskamba, kaip jis rezonuoja, nežinau, valstybiškai, kultūriškai, ideologiškai ir taip toliau. Jeigu jis yra geras, vadinasi, jis yra geras ne tik dėl to, kad jį ten prezidentė paminėjo, ar yra jubiliejus kažkoks, ar dar kažkas. Tiesiog stengiamės tai nekreipti dėmesio. Nežinau, aš galiu iš savo varpinės irgi tai paminėti tokį inkliuzą mažą, kad iš tikrųjų džiugina tendencija teatre atiduoti kažkokią sritį spektaklio, tarkim, detalę, elementą profesionalams į rankas, o ne patiems viską daryti. Ir atvirkščiai nedžiugina, kai, tarkim, režisierius mano, kad jis ir muziką parinks, ir scenografiją, reiškia, rekvizitą susitemps, ir savo draugus pakvies, reiškia, pavadinti. Tai iš tokių džiuginančių dalykų jau ne pirmas sezonas yra gyvos muzikos įtraukimas į spektaklius, ir tai iš tikrųjų veikia labai neblogai. Mes tai matėm katedroje, kur Saulius Bareikis tą gyvos muzikos, reiškia, vieną iš funkcijų atlieka, arba yra giedamos raudos, tai yra tiesiog labai taikliai, taigiai parinkti elementai. Arba šiaip Got Waxed, kurie grojo kovos klube didžiąją dalį laiko ant scenos ir jie gyvai grojo, improvizavo, net jeigu ir ten atpažįstamoj manierą. Kas man netikėtai sukėlė tos pačios kartos žmonių pasipiktinimą, kad kaip jūs maždaug iškeliat, čia mano kursiokai maždaug, kaip jie gali būti verti kažkokio apdovanojimo teatre, jie dar nenusipelnė, tarsi neužsiauginę tų dividendų. Bet iš tikrųjų, kadangi... Šiauliai taip pat su Color of Bubbles, ar ne? Su Colors of Bubbles išėjo taip. Aš galvojau, kad jie gros grupę gyvai, bet taip nenutiko, ten buvo fonogramos ir aktoriai vaidina, kad jie dainuoja ir groja. Man labai nepatiko, iš tikrųjų tai yra, taip panaudota muzika, aš nežinau, ar jinai buvo specialiai rašyta ar ne, gal ne, aš taip spėju, tai tiesiog yra grupės dainos. Bet, reiškia, čia toks, dėl to mes ir neišskyrėm jų, taip, fanier. Tai, sakau, šiaip Got Waxed buvo labai sėkmingas atvejis. Na ir aišku, tie atvejai, kai ateina kompozitorius ir jisai bendradarbiauja su režisierium nuo pat pradžių. Tai yra tokių tikrai labai jautrių tai sričiai režisierių, kaip Gintaras Varnas arba Oskaras Koršunovas, kurie visada įsiklauso į tai, ką turi pasakyti tiek scenografas, tiek, reiškia, kompozitorius ir jie bendrai kūrė spektaklį. Ir dėl to irgi buvo paminėti ir Vidmantas Bartulis, kuris sukūrė muziką Teresijos krūtims. Jis nebuvo nominuotas. Jo, bet iš to spektaklio dar gavom vieną akmenį į savo daržą, reiškia, nuo scenos, nuo Julijos Kuratovos, kad Gintaras Varnas buvo niekaip nepaminėtas, bet jis tikrai nebuvo nominuotas ir išskirtas. Ir Antanas Jesenka eilinis sykį, nes jis tikrai dabar šiuo metu, jis yra praktiškai produktyviausias teatro kompozitorius ir tikrai labai daug dirba visur. Ir plus dar kitas momentas, kad tikrai yra praktiškai visos kartos atstovaujamas. Prasme, visi dirba teatre, vienaip ar kitaip, nuo vyriausių iki pačių jauniausių. O kalbant dar apie, galbūt ne tematiką, bet nes tematikos aptinkam, pavyzdžiui, kažkokį tai vyraujantį herojų, kažkokį tai, kas yra per herojus mūsų teatre, kažkokios jo problemos ar dar ar galima atsekti kažkokius tai užuominas, kas neramina patį teatrą. Kančia scenoje, perversijos, patologijos ir kančia. Kažkaip toks. Audronė Girdzijauskaitė, kalbėdama viename nesename interviu, kalbėjo apie teatrą kaip scenos ir žiūrovo šokį, kuriame scena turi vesti. Ji to šokio, kaip sakė, jinai kaip tik jau ir net iniciatyvos šokti teatrui pačiam pakankamai seniai nemato.
ar jūs ją matote? Taip sakant, klausimas, kuris yra be galo globalus apie teatro vaidmenį šiandien. Ar tai yra tiesiog pramoga daugiau, ar tai įvairiais galima lygiai skirstyti? Šitam rūpi kažkas, šitam nerūpi teatrui, šitam rūpi pinigai, kasa, ar dar kažkas? Taip ir atsakai, aišku, kad įvairiais lygiais. Aišku, kad vieni pašokdina ir pameta. Ir tas žiūrovas pašoka, paploja ir nubėga ir pamiršta. Ir toks tas šokis, nežinau, kažkokia polkytė įvyko matyti. Jis poroje vietoj pasijuokė ir dar gal papasakos draugams, o gal ir ne, o po 2 dienų gal ir neatsimins, ką jis ten žiūrėjo. Yra ir tokių, vis dėlto tikrai yra tų mūsų tradiciškai giliai kapstančių ir teatro kūrėjų, ir tikrai nemanau, kad dabar mes imsim ir pasakysim, kad Lietuvos teatras virto vien pramoginiu reiškiniu, kuris yra visiškai vedamas žiūrovo, o žiūrovas taip pat kažkodėl a priori yra vien ta masė, kuri nori pramogų. Čia yra tokie suabsoliutinimai, man atrodo, kurie nėra vis dėlto teisingi. Yra visokių žmonių tiek abiejose rampos pusėse, aš manau. Ir scenoje, ir žiūrovų tarpe. Ir jie ateina į teatrą su savo lūkesčiais. Vieni įsivaizduodami savo kažkokį idealų spektaklį ir vis jo laukdami ir tikėdamasi pamatyti tai, ką jie norėtų ir niekaip to nesulaukdami. Kiti kažkaip vis dar moka nustebti ir net tose vietose, kur kritikai sėdi dūsauja, dejuoja ir jiems kažkaip ten viskas kaip blogai, oi kaip blogai, bet išeina, paskui stovi eilėje su žiūrovais rūbinėje ir girdi kokius ten jiems gilius kažkokius atsivėrimus išprovokavo spektaklis. Vadinasi, kažkas arba tu durnas nieko nesupranti, arba žmonės, kai kurie yra labai jautrus ir pagauna tos impulsus, kurie kažkaip tai gali tau tokiam persivalgiusiam teatro ir nebesuveikti. Ir, žodžiu, yra, man atrodo, tikrai labai daug visko tame santykė žiūrovų su teatru. Bet kad kažkas, pavyzdžiui, pradėtų švilpti, mėtyti pomidorus į sceną, nepatenkinti, atsiprašau, išeiti, trankyti durimis, sakyti gėdą pelėdą ar dar kažką, nėra to pas mus. Gal tiesiog yra kitaip auklėjami žmonės. Yra. Taip. Yra paradoksalų tose spektakliuose, kuriuos mes įvertinam nominacijai, bet jau. Buvo tokių variantų. Būtė pats Ivanovus, Reimos spektaklį tikrai pats savo, kai mes matęs, kai žmonės labai pasipiktinė, išėjo net po pirmų 5 minučių. Vadinasi, reakcija labai. Ką dar pridurtumėt? Klausimai dar, kokie komentarai? Aš galėčiau komentarų klausimą. Čia va dabar ir kai sakot, lietukaitė, labą dieną. Čia, kad, žodžiu, nieks nemėto pomidorais ir viską. Tai aš įsivaizdavau, čia lėkiau iš Kauno, kad čia bus minė, netilpsi šitą. Visi ir bus konfrontacija su komisija, kadangi jau spaudoje ir visur visi šurmuliavo ir buvo nepatenkinti šito. Nieko, čia visi, vat, nežinau, kas čia susirinko, bet čia pasirodo, kai akistata, jau visi krūmus, ar niekam nebeįdomu, ar visa kita. Tai čia tik taip toks pastebėjimas, bet dabar kitas pastebėjimas ir vėl remsiuos tik tai faktais, labai trumpai apie praeitų metų, kai buvo šokis visiškai išbrauktas iš nominacijos šitos. Tai dabar va tie 2 spektakliai, kuriuos mes buvome pristatę komisijai, tai yra Medėjos ir Ar aš esu tas, kas esu. Šiais metais vienas Medėjos pakviestas į labai gerą festivalį Italijoje, praėjęs visas atrankas. Sekantis spektaklis Ar aš tas esu, kas aš esu, į Velsą. Taip pat ir tada, ir čia ne pirmas atvejis mūsų klausimų, tai visiškai ne pirmas atvejis, kaip yra visokie išrašomi, čia pats blogiausias jisai. Ten kažkodėl tai įsirenka liktai ir geriausiai iš Lietuvos, nes pagal mūsų statistiką mes daugiausia aplankė festivalių, šalių atstovavę Euroscenę kartu su Koršunovu šitam, reiškia, festivalį. Ten mes nesame blogiausi, o čia kažkodėl tai nežinau. Nu, tą vieną kryžių gavau už tą A7, tais, kur Euroscenoje atstovavom už šitą, bet daug buvo va tokių va kažkokių ir tada nežinau, kaip galvoti ir ką galvoti. Ar pavyzdžiui, arba komisija nusiplauna ir pasako vienam žmogui, anksčiau tai buvo tikrai, nes man akis tai pasakė,
ankstesnė komisija, va šitas žmogus sprendžia, mes taip, čia nieko, čia jinai žino viską. Nu tai, nežinau, aišku, reikia labai daug suvalgyti daug košės, kad įvertintum gal kažkokie, arba, nu vieną košę, nežinau, ta prasme, kad kai yra daug labai visko žinai, o kaip nežinai, tai gal ir tas skaniai, ir ana kažkokia visai nieko, o kaip jau išragauji labai daug, tai ne taip, reiškia, jau gerai įvertini pirmą ten kažkokį, kuris atrodo labai skanus. Tai, nu tiek norėjau pasakyti, nežinau, kad tas netitikimas įvertinimo mes šitą auros požiūrį, tai tikrai jaučiam visą savo egzistavimo laiką, nes kažkur tai kitur gaunam kitą, nes mūsų šokėjais buvo ir iki tiek sujaudinti, kad jie tiesiog ašarojo po šitą spektaklį, kaip sako, taigi čia mūsų nepažįsta šitie žmonės, šita visi publika nieko nežino tą festivalinę. Čia Lietuvoje gal gali susitikti draugai, pažįstami, ten palaiko, ploja, o šičia reiškia toks priėmimas, nu, taip tiek noriu. Man atrodo, kad tai labai priklauso nuo konkrečių metų, aišku, konteksto ir konkrečios šalies konteksto. Aš nežinau, elementariausias pavyzdys, kuris šauna į galvą, tai vakarų Europoje šlovinamas Kastelučius, kuris čia buvo pasitiktas su piketais ir su tais pačiais pomidorais iš principo. Tai... Arba Birutės Mar atvejais, kai jos mano spektakliai užsienio visuose festivaliuose, jį kasmet parsiveža ne po vieną prizą. Čia Lietuvoje aš nežinau, ar jinai yra nors kažkuo įvertinta. Tikrai labai tokių vat yra nutinka tokių dalykų, kad kontekstas pasikeičia žiūrovai, kurie žino, nežino, net kažkaip vertina, staiga kitaip yra priimamas tas dalykas ir kitaip įvertinamas. Galiausiai Rusijos teatro antreprizės Lietuvoje, kur vis atveža kažkokiais teatvais. Jie Rusijos teatro kontekste dažniausiai būna spektakliai labai vidutiniški. O čia atvažiuoja, čia furoras staiga ir visi tokio teatro pasiilgo. Man rodos, kad tai labai priklauso. Bet aš tai norėjau kalbėti ne apie žiūrovų vertinimą, bet apie komisijų vertinimą, apie rašančiųjų vertinimą, kurie gali savo labai kompetentingai leisti savo rašyti, kur galbūt jis, aš nežinau, kiek susipažinęs su šitais reiškiniais, kurie vyksta čia ir dabar. Aš turiu omeny šokio visą sferą. Šiuolaikinė. Žvelgiant plačiau, tarkim, imant kino sritį, tai vyksta nuolatos. Tai, kas Lietuvoje yra neįvertinama vietinių kritikų pasirodžius premjerai, kažkur nuvažiuoja, kaip dabar, pavyzdžiui, Prancūzijoje laimėjo filmai trumpo metražo, kurie nebuvo vertinti čia ir netgi kritikų labai smarkiai sukritikuoti. Arba ta pati Aurora, tarkim, ar ne, kuri Lietuvoje neturi tokio didelio atgarsio ir kritikai mandagiai patylė, o kažkur ir dabar netgi strategija susigalvoja, reiškia, pirmiausia rodyti užsienyje, susirinkti kažkiek apdovanojimų, susirinkti reitingą, reiškia aukštą ir tada pristatyti Lietuvoje. Dar išsirenkant atitinkamą festivalį, kuriame tu gali laimėti. Be abejo, šalia kitų gerai reitinguojamų menininkų. Tai čia niekada nebus tokio pataikymo ir komisija tikrai nėra kriterijus, reiškia kažkokios absoliučios kokybės, jinai yra santykinė, visiškai. Ir labai daug menininkų mano kas metai, kad, kodėl aš šiemet gavau tą kryžių, visiška nesąmonė. Va pernai aš tikėjausi jį gauti, nes man tai buvo viršūnė pasiekimas viso gyvenimo, o negavau. Nieks nepastebėjo, neįvertino. Ir visada taip yra, nes labai daug subjektyvių, reiškia, kai kalbam apie kriterijus, nuo objektyvumo tikrai jokio negali būti, nes aš sakau, tai yra pokeris, visiškas. Arba tu kažkokius kozirius matai, dar juos išvelgti reikia, reiškia, tai irgi nėra objektyviai, kad čia va tūzas toks, čia tūzas kitoks. Juos reikia, jie keičiasi pastoviai. Ir viskas labai nuo daug dalykų priklauso, taip kad, Taip, ir be abejo tie užsienį festivaliai, tai aš nevardinu ten kažkokiu iš viso. Visada žiūri, koks kontekstas, kas dalyvavo prieš, kas dalyvauja, kokio lygmens. Ir dabar tas Italijoje, tai su Ivo Izmail, Bačevo kompani, kur yra vardai, reiškia, tokie ir 32 metai festivalis vyksta. Tai ne tai, kad tu ten į kaimą kažkokie atvažiavai, kai kartais būna ir taip spaudoje, grįžta iš ten, nežinau, kokio rajoniuko ir čia, mes čia buvome ir kaip. Tai nežinau, mes taip nedarom, tokiuose nedalyvavom, dar nežinau, normaliuose, žinai, kas aplink tave ten ir istorija ir visa kita. Tai dar ir tas užsienio nelygus ir tie festivaliai. Čia turbūt dar Lietuvoje konkrečiai su šokiu, vėl grįžtam prie pernykštės temos. Tikrai ta bėda, kad šokio kritikų yra. Tai yra taip pat nykstanti vertybė, galima pasakyti. Kaip ir šokėjų, kokybiškų, kaip ir choreografų, mokytojų ir visų čia atskira tema didžiulė bėda, nors
gyvuoja jau 3 laidos ar 4 išėjo ir gyvuoja labai čia tai, bet kokybė tai yra, nežinau, kad Latvijos jau kokybė, aš dabar buvau konferencijoje Rygoj ir kai pamačiau šiuolaikinį Latvijos šokį, 3 laidos Olgos Žitluchino studentų, tai aš buvau nukautuota iš vis 3 spektakliukus buvusių studenčių pernai baigusių, nes niekada nepasakyčiau, kad tai Latvijos buvo, kad tai iš Latvijos, nežinau, Žitluchina ir ten panašiai aplinkė ir staiga prakalbo visiškai naujų balsų, nauja kalba, naujų požiūrių, naujų mąstymų, visiškai tos, reiškia, kelios studentės, kurios padarė, tai buvau tiesiog sužavėta, pritrenkta ir galvoju, mūsų mes giliam įmygyje, dar jaunimas giliam įmygyje yra praeities, nežinau, ten apsikloja su to. Bet turbūt ne tik šokio sferai šitas, nes aš pats pastaruoju metu visai nemažai važinėjau ir daug žiūrėjau jaunų žmonių spektaklių ar studentiškų spektaklių, dramos. Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, tai ką kalbėti. Tai va, nežinau, kas čia yra, tai tada pedagogija, pedagogika, kas čia yra mąstymas, viskas mentalas, kas ten jiems perdodama, į ką eiti, kaip eiti, o ar gyventi po savo pasiekimuose istoriniuose, nežinau. Nes nėra naujų balsų, nėra naujos kalbos, naujos stilistikos, naujo mąstymo, iš vis kažkokio žengimo kartu su pasauliu iš jaunimo darbų. Ir dar turbūt yra, Birutė, ta problema, ir jūs turbūt pati suskaičiuotumėt, kiek jaunų žmonių, jūs Šokio teatras Aura mokykla jūsų išaugino, jie paskui kažkaip pateko į užsienį per festivalius atrankas ir jie, aišku, negrįžo paskui. Jeigu jie būtų grįžę kažkaip čia veikia ir čia likę, galbūt būtų... Nu, nėra ten daug, ten keli skirtiniai, va, pamatysime, dabar bus Sašos Vols-Kjorper Vilniuje, Giotės instituto dėka, tai čia laimė visai Lietuvai, nes niekada to neįkastume mes atvežti, kur 60 000 eurų honoraras vien kainuoja. Tai vat Virgis Podžiūnas, mūsų Auro šokėjas, nuo gatvės užaugintas ir papuolęs ten 15 metų ir kiek šoka. Nu tai čia toks chrestomatinis pavyzdys jau, apie kurį Smoriginas pasakė, vyktų į lauk greičiau, iš jo niekados nebus šokėjas. Tai citata absoliučiai įsirėžus į atmintį. Tai galima dabar tą patį, taip labai gerai. Aktualiai skambėtų, turbūt Smorigino atveju. Tada klausimas dar vienas ir turbūt paskutinis. Nežinau, kitais metais, ko mes tikėsimės dar kokių nors nominacijų, performavimų ir taip toliau, bet pavyzdžiui, jeigu jūs galėtumėte dar pafantazuoti šiais metais iš to, ką jūs turėjote, kokią jūs nominaciją norėtumėt įsteigti? Aišku, tai turbūt pirmiausia metu neįmanoma. Man asmeniškai būtų labai įdomu galbūt apie metų prodiuserį teatro kalbėti. Tai yra vėlgi pažvelgti truputėlį plačiau į teatrą kaip instituciją, kaip kūrybinį vienetą ir jo tam tikras tendencijas, perspektyvas ir kryptis. Tai čia man būtų įdomu šitas variantas. Tam reiktų keisti nuostatus, nes prodiuseriai negali būti apdovanojami. Reikėtų juos patikslinti, papildyti. Tai čia jau rašysime statą. Šiaip jau tai mes pirmam posėdį iš viso buvom sugalvoję iš viso jokių nominacijų. Nedaryti absoliučiai jokių paantraščių, tiesiog pateikti sąrašą siūlomų apdovanojimų žmonių ir juos tiesiog laureatus laikant paslapty iki paskutinės dienos. Paskiau tik tai pagalvojom, kad gal režisuojant grinai dėl taikantis prie teatro dienos šventės, gal tiesiog kažkokios bus pernelyg didelės problemos. Ir grįžom vis dėlto prie tos tradicinės nominacijų sampratos. Bet šiaip tai pirma mintis buvo tokia. Pirmas buvo sąrašas visiškai be nieko. Be aktorių, vyrų, moterų, be režisierių. Tiesiog sąrašas kaip nacionalinėje premijoje ar kur kitur. Sąrašas žmonių, kurie mūsų manymų verti teatro apdovanojimo. Didesnis sąrašas negu kad tų apdovanojimų yra. Ir daugiau aš fantazuoti nelabai ką ir norėčiau dabar. Veronika. Mano tai Andrius pasakė. Taip, Tai aš irgi apie prodiuserį galvoju. Bet šiaip dar galvoju, kas liko neiškomunikuota iš tikrųjų ir kas taip liko tarsi pražiūrėta. Pavyzdžiui, kad pasiūlymus gali teikti fiziniai asmenys. Kaimynas, sodo kaimynas, močiutė, dar kažkas. To nedaro. Buvo 2 pasiūlymai. Buvo 2 vienas pasiūlymai. netgi iš jų buvo nominuotas. Paskui, reiškia, aišku, galbūt tai yra sudėtinga paskui teatram prisitaikyti prie tokių fizinių asmenų siūlymų. Tai jie turėtų taikytis. Nu, reiškia, parodyti tos spektaklius, aš turiu parodyti spektaklius, organizuoti va tą peržiūrėjimo visą procedūrą.
Ir paskui netgi galbūt reikėtų tą daryti skirtingų kažkokiu metu, neįsivaizduoju, ir visi į vieną datą turi pakliūti ir fiziniai asmenys, reiškia, ir institucijos, ir teatrai, reiškia, ir organizacijos, koncertinės ir visos kitos. Nežinau, bet iš tikrųjų, ir dar trečias punktas be abejo yra tas, ko niekaip nesugeba niekas išgirsti, kad nominacijas kūrė komisija, o ne jos šiaip egzistuoja. Tai va, tokie 3 punktai. Ta prasme, tai reikia įsisąmoninti. Ta prasme, kad kiekvienais metais komisija gali sukurti savo. Sukurti arba išimti tų 17 premijų ribose. Ir tiek. Tai nėra absoliutus dalykas. Čia dar visų pirma, visiškai be reikalo gal kreipėsi būtent į mus, nes dar neaišku, kur. Ta prasme, visai nebūtinai. Aš kreipiuosi post factum apie tai, ką jūs galėjote. Ne, taip, bet tiesiog labai abejočiau, ar kitais metais ta šita prisidirbusi komisija tą pačią sudėtimi, taip sakant, toliau čia važinės, posėdžiaus ir kažką žiūrės. Ir dar nuo lygių galimybių galim šiaip sėsti kalėjimą, o čia tai būtų įdomu. Ir tada galėtumėm kaip Pussy Riot atveju kažkaip dar labiau susireikšminti kalėjimą. Teatro disidento nominacija. Čia rimtas smūgis psichikai, visas šitas variantas apskritai yra. Bet šiaip, ką aš norėjau pasakyti? Bet tas daug metų vis skambantis toks kartus pasiūlymas atskirti šventę nuo teismo, ta prasme, kad vis dėlto, kad ta auksinių scenos kryžių ceremonija kažkaip taip, gal tas apdovanojimas galėtų vykti kitų metų ir kitoje aplinkoje, negu kad paskui susirenka visi teatralai švęsti teatro dienos. Ir galbūt vertėtų, man atrodo, paaukoti tą visą neva smagumą, jaudulį ir vokų atplėšimo reikalus. Čia vis dėlto nėra Oskarai ir žodžiu, tiesiog kažkaip atskirti. Gal iš ryto išsidalinti, paverkti, o paskui susitikti. Bet negi galvoji, kad reiškia, kad pas mus vis dėlto šitoj teatriniai visuomeniai apdovanojimai suteikia daugiau kančių negu džiaugsmo? Be abejo, kiekvienas. Aišku, kad Koks apdovanojimas? Pažiūrėk, kaip jis vadinasi. Tai yra kryžius galbūt, ne auksinis scenos ten koks nors, nežinau, bijūnas, gėlė, ten kažkoks dar. Bet džiaugsmas, o... Pasityčiota, kai buvo ministerija nusprendusi taip apdovanoti ir palikti jums visiems švęsti kiekvienas kur nori. Aišku, pasityčiota būna visada iš visko. Čia... Taip, Bet čia gal yra visuomenės problema, kad mes nemokam džiaugtis dar kitais. Nes jūs matyti save šalia visų skirstimų dar susiurbėt ir tiek neigiamų dalykų, reiškia kažkokių, kas strėlių tam tikrų. Na, nežinau, kiek kryžių jums už tai priklauso, bet ačiū už šią diskusiją. Ačiū.